Sveiki, Unboxing LT, mes esam gamtoje, prasideda iškilų metas ir va, prieš mus yra marinuotų agurkų stiklainis, 850 gramų iš Lidl parduotuvės. Žiūrim, kas čia per stebuklas, ar jisai valgomas ar nevalgomas, ar gamtoje prieš šašlykų pasikepus ir juos bus skanu griaužti ar ne. Tai yra čira, ar schira, kažkas tai tokio pavadinimas, irgi Lidl prekybinis ženklas, kaip suprantu, ir 850 gramų kainuoja €19. Pasižiūrim, iš kuogi jie yra padaryti. O jie yra padaryti iš marinuotų, nepjaustytų agurkų ir taip pat tie agurkai yra pasterizuoti. Sudedamosios dalys, 54% yra agurkai. 54% agurkai. Vanduo, spirito actas, cukrus, valgomoji druska, yra prieskonių kažkokių tai, kaip matom, garstyčių sėklų yra. Na ir jis yra pagamintas neaišku kur, pagaminta pagal Lidl užsakymą, o gamintojas net nenurodytas koksai gamintas. Na tiesiog agurkai, neaišku iš kur. Lidl pagamino pagal Lidl receptą. Atidarom, žiūrim, ragaujam. Oho, kaip sunkiai atsidarė. Viskas beveik ant stalo įsilėjo, reikės po filmavimo viską valyti. Atidariau, o dabar ir paragausiu. Ar skanu, ar ne. Na, jie tokie neminkšti, kietokas agurkėlis. Ragaujam. Actas jaučiasi. Cukraus yra. Saldus agurkėlis. Na, manau, prie šašlykų gal ir tiks. Realiai, €19, nežinau. Mūsų šeima, va dabar mes jį suvalgysim gamtoje ir manau, kad daugiau nepirksim. Nors ir pigu, €19, bet yra ne mano skonio. Man labai patinka, man patinka labiau traškesni agurkai. Jis visgi toksai minkštokas ir man labai patinka marinatas, toksai acto. Taip, kad duosiu 3 žvaigždės iš 5, ne daugiau. Tai yra 3 žvaigždės iš 5, o tai reiškia, kad, jūs nusipirkit, paragaukit patys. Aš rekomendacijos neduosiu, kad šitą produktą reikia pirkti. Tiesiog, nusipirkit, paragaukit, jeigu patiks, jūs pirksit. Man jisai nelabai. Primenu, marinuoti agurkai, čira ženklas, 850 gramų, €19 iš Lidl parduotuvės. 3 žvaigždės iš 5. Rekomendacijų iš mano pusės nėra. Visgi pavalgy šitos agurkus truputį daugiau, nutarta, kad jie yra visiškai neverti 3 žvaigždučių, kurias aš buvau suteikęs prieš tai, kai aš juos ragavau. Ir realiai mes šituos agurkus išmetam tiesiog į šiukšlių konteinerį. Va čia toksai šiukšlių konteineris, nes jie yra, tiesą pasakius, nevalgomi. Pilna privaryta acto ir mūsų šeimai šie agurkai visiškai yra netinkami. Netinkami to, kad mes jų nevalgysim, mes juos išmetame iš šiukšlių kibirą ir iš esmės suteikiam ne tai, kad, tiesiog 1 arba 2 žvaigždutes. Duosiu 2 žvaigždutes, realiai, dėl to, kad jų buvo daug. O daugiau jie, tiesiog yra nevalgomi ir neskanūs agurkai, taip kad 2 žvaigždutės ir šitie agurkai iš Lidl parduotuvės yra nerekomenduojami. Tai yra ne 3 žvaigždutės, o 2 žvaigždutės. Ir agurkai, dar kartą pasikartosiu, nerekomenduojami nei pirkti, nei valgyti.